Taigi čia yra viskas, kas man yra įdomu ir svarbu. Čia yra miesto istorija, kultūra, daugialypė miesto bendruomenė atmintis. Taigi galima sakyti taip vaizdžiai, kad virš šito pastato kabo didelis debesis atsiminimų, kuriuos turi daugelis kauniečių kartų. Šita vieta nepraranda aktualumo ir šiandien. Čia galima sutikti vadinamuosius pokemonų gaudytojus. Tai yra turbūt labiausiai sutraukianti šito žaidimo mėgėjus vieta Kaune. Atminties vietos LT buvo pristatytas 2014 metais, bet idėja iš tikrųjų gimė gerokai anksčiau. Na ir šitą projektą paskatino turbūt du dalykai. Viena vertus mano profesinis domėjimasis atminties tema, kita vertus kaip menotyrininkė, galeristė, ko gero ilgą laiką jaučiau tam tikrą vidinį nepasitenkinimą, kad parodos, meno renginiai sutraukia tik labai siaurą ratą žmonių. Ir kilo noras, vidinis noras nuveikti kažką tokio, kas pritrauktų, kas būtų įdomu ir aktualu daugeliu miestiečių. Muziejus miestui ir miestas muziejui galėtų tapti nauja muziejų ir miesto bendruomenių bendradarbiavimo platforma. Galėtų tapti naujų partnerysčių platforma. Galimybė kurti naują požiūrį į muziejų kaip draugišką, atvirą, pagarbę ir nepaprastai įdomią vietą. Labai džiaugiuosi, kad Kauno kaip Europos kultūros sostinės paraiška yra paremta miesto atminties kalbinimo, sakykim taip, atvirumo ir įtraukumo idėjomis. Europos kultūros sostinės titulas šiandien iš tikrųjų reikalauja naujai pažvelgti į kultūrą kaip į demokratijos įrankį. Atmintis taip pat gali tapti demokratijos įrankiu. Dėmesys atminčiai reiškia, kad šiandien įdomi ne tik istorija iš didžiosios raidės, bet ir paprastų žmonių prisiminimai, liudijimai, kurie, kaip jau sakiau, likdavo dažnai paraštėse. Labai dažnai mums atrodo, kad kultūra yra skirta tik siauram ratui žmonių, ji tolima ir nesuprantama. Ir labai norisi, kad kiekvienas šio miesto gyventojas pajustų, kad kultūra yra jam ir apie jį ar apie ją. Ir kad šiuose kultūros procesuose jis yra svarbus.